Šarūnai, tau klausimas, pas jūs ūkyje irgi kas sprendžia detalių, ten, nežinau, klausimus, gedimų klausimus? Iš tikrųjų, tai aš esu ir tas, kur ir laužo, ir remontuoja, ir dalės veža. Kiekvienam ūkį iš tikrųjų turėtų būti tas lakūnas, kur dirba, ir kažkoks meistras, kur taiso, bet geriausia, kad vairuotų tas pats, kur ir taiso, tai visai kitaip techniką prižiūri. O dabar žiūrėk, mes kaip įmonė, Techforce įmonė socialiai atsakinga už jaunus žmonės, kuriuos įtraukiam tai kad jie rinktųsi tą specialybę, net kaip tu galvoji, kaip įtraukti jaunimą rinktis mechaniko specialybę? Kodėl, mes šiuo metu turim mažėjantį susidomėjimą šią specialybę? Jeigu mažėjantis tas susidomėjimas, tai iš tikrųjų lengva nebus pritraukti. Iš tikrųjų, čia aš manau, kad turėtų dar moksleiviai turėti ekskursijas, o jeigu mokosi kokiam profesiniam centre ar kokiam kolegijoje ar universitete inžinerijos, tai aš manau turėtų būti privalomai labai daug valandų praktikos ir galbūt tada nebijotų iš tikrųjų to darbo. Tai tu galvoji, kad gerai, kad mes, pavyzdžiui, žiūrėk, dėl to atsivežiau šitą savo stendą, nes yra užimtumo tarnybos karjeros centras, ne centras, bet projektas organizuojamas, mes kaip įmonė, mes skatinam jaunus žmonės atvykti į įmonę, 3 dienas pasibandyti šitą profesiją ir priimti sprendimą, ar jis nori studijuoti šitą profesiją ar ne. Kaip tu galvoji, čia gerai? Ne, tai čia yra beproto gerai. Kiekviena iniciatyva yra sveikintina ir labai smagu, kad yra tokių įmonių, kurie skiria tam laiko, galbūt kitų kartų ir kokią stipendiją ar ką skiria, tai čia yra labai sveikintina. Labai gerai, labai gerai. Tai, mielieji, tikrai ačiū labai visiems, kurie pirmąją parodos dieną taip aktyviai leidot laiką, užsukot pas mus į stendą. Tai mes tikrai esam visiems dėkingi, tikrai.